Dubajus garsėja karštomis vasaromis ir įvairiais objektais. Na, o dabar turistai gali gerėtis vaizdais neprakaituodami. Kavinėje iš ledo galima ne tik atvėsti, nes minusinėje temperatūroje puikiai įsilaiko Dubajaus žymių objektų ledo skulptūros. Mūsų šalis garsėja karščiu, todėl kavinė iš ledo iš tiesų originalus sumanymas. Lankytojai gauna šiltas striukes, apavą ir kailinės kepures. Oro temperatūra kavinėje +6. Direktoriaus teigimu dauguma lankytojų iš Persijos įlankos šalių, kuriuose karšta ir sausa. Tad jie gyvai nėra matę sniego ir ledo. Skulptūros kavinėje keičiasi. Kasmet, ypač per Ramadano mėnesį, kai užsidarome, atnaujiname skulptūras ir skaptuojame naujų. Ledo kavinė atvėrė duris 2007-aisiais. 40 minučių trukmės apsilankimas čia ir šiltas gėrimas kainuoja $16. Lankytojai apvelkami šiltais drabužiais, ledinės kėdės apklojamos kailiais. Taip pat žiūrima, kad grindys nebūtų per daug slidžios. Savininkų teigimu per dieną kavinėje apsilanko apie 100 žmonių.